Rytas mikrofonas veikia. Puiku, tai sveiki visi, labas rytas, graži diena ir gera diena pakalbėti ypatingai aktualią temą, kuri aktualumo nepraranda ir nepraras. Ir ši tema šiuo metu yra labai smarkiai ant bangos, visomis prasmėmis, ir gerąją prasme, ir blogąją prasme. Mokytojas, apie mokytoją mes šiandieną labai daug kalbame ir tame mokytojų streiko kontekste, štai kolegos ką tik pranešė, kad mes pradedam spaudos konferenciją, mokytojai jau 4 profsąjungos pasirašinėja sutartį ministerijoje su ministru dėl kažkokių susitarimų, tai pasižiūrėsime, ką ten pavyko susitarti. Vakar buvo mokytojų profesinė šventė, mokytojo diena, visi sveikino mokytojus ir tai yra labai turbūt visiems svarbi diena, nes visi mes turėjome mokytojus. Ir turbūt visi turėjome mokytojus, kuriuos vadintume ir gyvenimo mokytojais, ir galbūt turėjome tokius mokytojus, kurie mus pastumėjo žengti tam tikrų kelių. Taigi mokytojas iš tiesų yra ypatingai svarbus asmuo kiekvienoje bendruomenėje, kiekvienoje valstybėje ir dėmesys, matyt nieko naujo čia nepasakysiu, turėtų būti maksimaliai didelis, taip pat ir patrauklumas šios profesijos turėtų būti toks, kad mes visi ir mūsų vaikai norėtų galbūt save išbandyti šioje srityje, bet jeigu kalbant apie asmeninės patirtis, aš kai buvau gal kokių, 10-12 metų, tai labai norėjau būti pradinių klasių mokytoja. Nežinau kodėl, bet man pradinės klasės atrodė, kad kaip tik ta tinkama mano svajonių įgyvendinimo vieta. Turėjau puikią mokytoją, iki šiol prisimenu, iki šiol bendraujam su ja. Tai kiekvienas turim tos asmeninės patirties. Tai šiandieną mes pakalbėsime apie mokytoją plačiaja prasme. Ir ši spaudos konferencija yra programos Renkuosi mokyti spaudos konferencija tam, kad pristatyti tam tikras naujoves ir pristatyti tam tikrus, galbūt netgi pavadinčiau, sprendimo būdus, kaipgi tą mokytojo profesiją padaryti patrauklę ir kaip pritraukti kuo daugiau žmonių būtent į šitą bendruomenę, kaip prie to prisideda visa valstybė, kaip prie to prisideda visuomenė arba jeigu labai konkrečiai verslai ir kodėl jie tai daro. Tai apie visą tai mes pakalbėsime, pasistengsime kalbėti trumpai, aiškiai ir negaišinant jūsų visų laiko, viską argumentuotai susakyti. Aš esu Daiva Žeimytė-Bilienė ir stengsiuosi atliepti poreikį jūsų sužinoti, moderuosiu šią spaudos konferenciją. Na, o pirmiausia, tai noriu paprašyti tarti tokį kaip ir sveikinimo žodį ir įžangą padaryti į šią konferenciją. Artur Adam Markevič, tai yra programos Renkuosi mokyti vadovas. Prašau. Sveiki visi, ačiū labai, kad atėjote, kad domitės šitą temą. Negaliu nepasakyti, kad Daiva dar nėra vėlu tapti pradinių klasių mokytoja, kaip tik mes paskelbsime ir datą, kada galima bus pretenduoti tapti Renkuosi mokyti mokytoją. O bendrai, jeigu kalbėti apie mūsų programą, tai Renkuosi mokyti programa Lietuvoje veikia jau 15 metų. Ją įsteigė ir iki šiol įgyvendina nevyriausybinė organizacija Mokyklų tobulinimo centras. Ir per 15 metų mes subūrėme jau beveik 300 mokytojų bendruomenę, taip pat vienijame mokyklų tinklą, su kuriomis bendradarbiaujame ir šiuo metu tas tinklas sudaro virš 140 valstybinių švietimo įstaigų ir per savo mokytojus mes esame pasiekę daugiau negu 40 000 vaikų. Ir čia norėčiau užakcentuoti, kad mūsų programos pagrindinė idėja, pagrindinė vizija yra būtent pasiekti kiekvieną vaiką, nepriklausomai nuo jo socialinės, ekonominės ar kultūrinės padėties. Kitaip sakant, mes turime žymiai ambicingesnį tikslą negu tiesiog spręsti mokytojų trūkumą, nes mes siekiame mažinti socialinės nelygybės apraiškas mokyklose
ir taip pat stiprinti vaikų gerovę mokyklose, nes labai gaila, bet tarptautiniai tyrimai rodo, kad kol kas šioje srityje mes turime daug nenuveiktų darbų. Lietuvos vaikai yra vieni nelaimingiausių Europoje. Pagal vaikų gerovės rodiklius mes užimam 33 vietą iš 38 išsivysčiusių šalių. Kitas tyrimas irgi mums parodo, kad kas trečias Lietuvos vaikas mokykloje jaučiasi svetimas, jaučiasi nesuprastas. Ir kalbant apie socialinę nelygybę, tai irgi tik tai 1/4 vaikų iš nepalankių aplinkų gali pasiekti aukštąjį mokslą. Tai mes, kalbėdami irgi ir apie mokytojų trūkumo iššūkį, visų pirma norime pasakyti, kad mokytojų trūksta ne sistemai, mokytojų trūksta vaikams. Ir tai vaikams mokyklose šiuo metu trūksta žmonių, kurie galėtų juos padrąsinti, kurie galėtų padėti jiems mokytis iš savo klaidų, pasitikėti savimi. Ir tol, kol vaikams mokykloje trūksta mokytojų, tol mums visiems visuomeniai trūks ambicingų specialistų, ekspertų, trūks atsakingų politikų, kūrybingų kūrėjų, aktyvių visuomenės veikėjų. Tai noriu pasakyti, kad mokytojų trūksta vaikams ir mokytojas dėl to yra visų mūsų bendras reikalas. Ir labai norėčiau kviesti ir padėkoti verslams, kurie nori prisijungti prie mūsų iniciatyvos, stiprinti mūsų poveikį. Kviečiu visuomenės atstovus pagalvoti apie savo galimybės remti mūsų programą. Na ir kaip jau pasakiau jums, taip noriu paskelbti, kad lygiai po mėnesio, lapkričio 6 dieną, mes pradėsime naujos mokytojų kartos atranką ir tikriausiai tai yra vienas gražiausių būdų, kaip prisidėti prie Lietuvos švietimo gerinimo, tapti renkuosi mokyti dalyviu. Ačiū Arturui Adamui Markevičiui, jis yra programos vadovas ir, man atrodo, pakankamai taip aiškiai sudėliojote, kaip viskas atrodo šiuo metu, koks yra poreikis ir, aišku, svarbiausia ta žinutė, matyt, kad visgi tikslas yra, kad vaiką pasiektų mokytojas ir čia mes, čia matyt yra tas raktas, nes visą laiką susiveda visos mūsų diskusijos į tai, kad trūksta mokytojų dėl visokiausių demografinių priežasčių, tas irgi yra labai svarbu, bet o kaipgi galima išspręsti ir kas yra tas pagrindinis naudos gavėjas, jeigu taip ekonominiais terminais kalbant, tai man atrodo, jūs labai aiškiai pasakėte, bet kai mes kalbam apie mokytojų trūkumą, problemą, ar ne? Bent jau aš asmeniškai nesu girdėjusi labai aiškaus skaičiaus, o kiekgi jų trūksta? Ir nežinau, gal mane čia kas nors pataisys, gal kas nors iš auditorijos yra girdėję, kiek Lietuvoje trūksta mokytojų? Taip, tai čia parašyta tai, ką renkuosi mokyti programa suskaičiavo, bet man atrodo, čia yra esmė, mes kalbam, kad trūksta, bet neįsivardinam, kiekgi trūksta ir koks tas poreikis yra. Tai programa renkuosi mokyti, suskaičiavo, programos atstovai pabrėžia, kad tai nėra formulė, pagal kurią, sakykime, čia dabar visi turėtume ją pritaikyti visur ir visada, ar ne, ir visi skaičiuoti, bet tai yra bent jau kažkoks temperatūros pasimatavimas, bent jau kažkokio skaičiaus įsivardinimas, kiek iš tiesų Lietuvoje reikia tų mokytojų dėl įvairiausių priežasčių ir dėl demografinių, ir dėl kaitos natūralios, žodžiu, dėl daugybės priežasčių. Tai dabar labai kviečiu Emilę Paskočimaitę, programos plėtros vadovę, pristatyti ir tą tyrimą, ir netgi grafinį to tyrimo vaizdą, žemėlapį, kuris ir atskleis, koks yra tas poreikis mokytojų. Taip, ačiū. Tai mes šį žemėlapį vadiname tokiu atspirties tašku, tam, kad galėtume pamatyti maždaug, kokia yra reali situacija šiandien, kiek maždaug Lietuvoje trūksta mokytojų. Tai labai svarbu paminėti, kaip ir Daiva, jūs jau šiek tiek užsiminėte apie tai, kad Lietuvoje nėra vieno patikimo duomenų šaltinio, kuriuo remintis mes galėtume pasakyti, kiek Lietuvoje tiksliai trūksta mokytojų. Nepaisant to, mes norime pradėti šią iniciatyvą ir kalbėti apie tai, kviesti kitus apie tai kalbėti ir sukūrėme
mokytojų poreikio žemėlapį, kurį sukūrėme remiantis netgi 3 duomenų šaltiniais ir mes galime estimuoti, koks maždaug yra mokytojų poreikis šiuo metu. Tai mes bendrai skaičiuojame, kad Lietuvoje trūksta daugiau negu 1500 mokytojų ir šitame žemėlapyje galime pamatyti regionais, kiek skirtingose Lietuvos apskritise šiuo metu trūksta mokytojų. Tai kaip ir matote tam tikrą santykį, kur mokytojų trūkumas yra didelis, kur vidutinis. Matome, kiek šiuo metu trūksta dalykininkų mokytojų, kokio dalyko mokytojų trūksta. Ir lygiai taip pat žemėlapis leidžia mums matyti, kadangi mokytojų poreikis tik didės Lietuvoje, tai žemėlapis taip pat leidžia matyti numatomą mokytojų poreikį, tai yra mokytojų poreikis 50 metų laikotarpyje. Tai visų pirma, šitas žemėlapis kviečia labiau ir aiškiau galbūt tiesiog tiek valstybinės institucijos, savivaldybės, mokyklas sekti mokytojų poreikį tam, kad galėtume prie jo prisidėti, prie šio iššūkio išsprendimo prisidėti. Ir taip pat mūsų programai jis yra labai svarbus, todėl kad tai mums yra atspirties taškas, norint didinti savo poveikį. Tai mūsų programa veikia 15 metų ir kadangi yra paruošusi, atvedusi tikrai didelį būrį motyvuotų, entuziastingų, ambicingų žmonių į Lietuvos mokyklas, tikime, kad pasinaudojant šituo žemėlapiu tiek verslai esantys skirtingose apskritise, regionuose gali pamatyti problemos mastą ir prisidėti kartu su mumis spręsti šį mokytojų poreikio iššūkį. Gerai, aš dar vieną tokį klausimą turiu. Vat štai statistiką netgi galiu pacituoti. Šiuo metu mokyklose dirba kiek mažiau nei 4% jaunų mokytojų iki 29 metų, o beveik pusė pedagogų, 52,5% yra vyresni nei 50 metų. Įvertinot jūs šitą rodiklį, kad, ta prasme, įvyks tiesiog natūrali kaita ir kažkam reikės juos pakeisti. Ar dėl to neauga šitas skaičius? Tai būtent tuo remintis ir buvo nustatytas prognozuojamas mokytojų poreikis. Mes matome, kad iš tikrųjų pensijinio ir arti pensijinio amžiaus mokytojų Lietuvos mokyklose yra labai didelis skaičius. Tuo tarpu jaunesnių mokytojų skaičius, kurie, galima sakyti, turėtų pakeisti tuos, kurie jau turėtų arba galėtų išeiti į užtarnautą poilsį, yra žymiai mažiau. Mes galim paimti, pavyzdžiui, Vilniaus apskritį, kur tų vyresnių mokytojų skaičius yra apytiksliai 2000, tuo tarpu jaunų mokytojų ateina mažiau negu 1000. Ir tai yra viena iš geresnių situacijų Lietuvoje. Kitose apskritise... Blogiausia, pasakykit, kur situacija. Dabar nepasakysiu, kur blogiausia, nes iš tikrųjų, kai pažiūrim į tą žemėlapį, matėme, kad visur yra raudona. Tai situacija iš tikrųjų yra, kaitos situacija yra pakankamai įtempta ir todėl reikėtų galvoti apie sprendimus, kurie padėtų spręsti šitą problemą ne tik tai šiandien, kad prisivilioja mokytoją, kad jis bent dabar užimtų vietą mokykloje. Pavyzdžiui, duokime jam didesnį krūvį, kalbėkime jį paimti daugiau pamokų, bet tai neišspręs būtent tos problemos, kuri tiesiog auga ir jai reikia tokių investicijų į ateitį. O jūs skaičiavot, kiek yra ruošiamų mokytojų, tarkim, nežinau, irgi kokių 5 metų laikotarpėje, kiek ateis į rinką, taip sakant, ir kiek galbūt užpildys tas skylės naujų? Tai čia jau skaičiavome ne mes, bet mes matome valstybės kontrolės ataskaitoje, kad nors studijuojančių pedagogiką žmonių skaičius paskutiniais metais šiek tiek auga, tai yra susijęs su valstybės paskatomis, tačiau beveik pusė pedagogiką baigusių studentų, absolventų nepasirenka darbo mokyklose. Tai mes matome, kad tie jau esami sprendimai vis dar yra per mažai efektyvūs ir todėl turime galvoti apie tuos sprendimus, kurie padėtų tiems mokytojams, kurie pradeda savo pedagoginį darbą, atrasti džiaugsmą mokykloje, atrasti savo kelią toje mokykloje. Ir būtent tai siūlo Renkuosi mokyti programa, nes mes užtikriname 2 metų eigoje ir profesinį augimą
žmogui, kuris nori tapti mokytoju, bet tuo pačiu siūlome jam ekspertinę pagalbą ir bendruomenės palaikymą. Ir tai padeda jam išlikti motyvuotam ir lyderiauti švietimo sektoriuje. Tada, Arturai, dar labai trumpai, kaip viskas atrodo? Jūs jau pradėjote šiek tiek pasakoti. Nusprendžiu aš sudalyvauti jūsų programoje, ką aš turiu padaryti ir kaip ten viskas po to per tos 2 metus, koks tas procesas vyksta. Tai iš tikrųjų mes pradedam lapkričio 6 dieną atrankos procesą. Tai pirmas žingsnis, kurį reikia padaryti, tai patikrinti, ar turiu jau aukštą išsilavinimą ir jeigu turiu, galiu pretenduoti tapti renkuosi mokyti programos dalyviu. Bet kokios srities gali būti aukštasis? Bet kokios srities, svarbu, kad žmogus turėtų universitetinį išsilavinimą arba būtų paskutinio kurso studentas ir tada pavasarį turėtų jau turėti diplomą. Ir tada vyksta atranka, kurios metu mes patikrinam žmogaus motivaciją, kodėl jis nori ateiti į mokyklą, kokį jis turi požiūrį į švietimą ir vaiką, nes mums nėra svarbu, kad tiesiog laisvos darbo vietos būtų užimtos, net tada mes nedarytume atrankos. Bet mums yra svarbu, kad į mokyklas ateitų lyderiai, kurie turėtų idėjų, kurie turėtų patirties arba turėtų ambicijų kažką keisti, o svarbiausia pastebėti kiekvieną vaiką nepriklausomai nuo to, kokioj jis aplinkoj yra, kokioj situacijai socialinė, ekonominė ir kultūriniai auga. Tai kai jau žmogus patenka į mūsų programą, jis gauna labai stiprų paruošimą tam, kad galėtų sėkmingai startuoti dirbdamas valstybinėje mokykloje. Ir 2 metų eigoje jis dalyvauja mokymuose, kurie suteikia jam įrankių pastebėti tą vaiką klasėje. Ir šalia tų mokymų yra irgi kiti mechanizmai, kurie padeda tam mokytojui spręsti problemas, kalbėti apie jas, pasiguosti, pasidžiaugti. Tai čia yra ir ekspertų pagalba, ir labiau patyrusių kolegų, bendraminčių pagalba, o svarbiausia tikriausiai yra tai, kuo labiausiai džiaugiasi mūsų programos dalyviai, tai yra bendruomeniškumo jausmas, nes mes programą vadinam bendruomenė, mes vieni kitus pažįstame, po programos pabaigimo 2 metų alumnai toliau palaiko santykius su mumis, mes žinome, kad 75% alumnų tęsia savo aktyvę veiklą švietime, tad galime tikrai džiaugtis tuo, kad mūsų poveikis švietimo yra tvarus. 20% alumnų lyderiauja švietimo sektoriuje, jie tampa mokyklų vadovais, jie steigia inovatyvias mokyklas, steigia priemonės, pagalbos priemonės mokiniams, eina į švietimo politiką, į akademinį kelią tyrinėti švietimo problemas. Tai mūsų nuožiūra ir yra pagrindinis poveikis, kuriam mums reikia pastiprinimo. Ir paskutinis klausimas jums, kiek alumnų jūs jau esate paruošę? Tai kaip ir minėjau, mūsų bendruomenė šiuo metu sudaro apie 300 mokytojų, apie 300 alumnų. Nebūtinai jau yra mokytojai, bet veikia švietimo srityje, arba bent jau yra vaikų interesų ambasadoriai mūsų visuomeniai. Ačiū. Tai buvo programos vadovas Arturas Adamas Markevičius ir plėtros vadovė Emilija Paskočimaitė. Aš dabar prašysiu jūsų prisėsti. O čia noriu pakviesti tuos žmonės, be kurių šita programa irgi negali gyvuoti, tai yra rėmėjai ir labai programos atstovai džiaugiasi tuo, kad 4 kompanijos, 4 įmonės nusprendė paremti programą Renkuosi mokyti. Tai kiekvieną jų išvardinsiu ir pakviesiu čia prie manęs arčiau pasišnekėti apie tai, kodėlgi taip įvyko. Akme grupė vadovas Sergejus Artemiukas, vienas iš programos rėmėjų. Prašau prie manęs. Sveiki. Taip. Vytenis Šuklys, finansų direktorius įmonė Girteka. Prašau. Startuolis Omnisend, Rytis Laurinavičius, vadovas bei įmonės bendraįkūrėjas. Sveiki. Ir INVL turto valdymo grupė Paulius Žurauskas, būsimas vadovas, taip man parašė jūsų pareigas. Taip.
Gerai, tai labai vyriška kompanija. Taip, bet gerai, vyriška kompanija investuoja į švietimą, čia yra nuostabu. Taip, tai aš pirmiausia noriu jums visiems tokį bendrą klausimą užduoti, kad jūs tiesiog pasidalintumėte, kodėl renkuosi mokyti, o ne kokią nors, nežinau, koks nors kitas projektas, į kurį irgi galima investuoti, ar ne? Visą laiką verslas skaičiuoja kaštų naudos analizę. Čia labai sunku paskaičiuoti, turbūt, kai mes kalbam apie švietimo sritį, kokia kita nauda. Bet ar tikrai tik apie naudą šiuo atveju? Tai, Sergejau, nuo jūsų pradėkim, prašau. Nežinau, reikalingas mikrofonas? Žinoma, gerai, mikrofonas visada reikalingas, prašau. Tas klausimas, kodėl? Aš manau, atsakymas yra labai elementarus. Todėl, kad jeigu jau mums nerūpės mūsų švietimas, mūsų vaikai, mūsų apskritai ateitis kaip valstybės, tai tuomet to kam visa kita. Tai mes prie šitos iniciatyvos ėjom gan ilgai. Apskritai mes esame išsirinkę tokią socialinę kryptį kaip švietimas. Nebūtinai, kad šitą iniciatyvą ar kitą iniciatyvą mes turime bendrai, kaip tema, kuri mums yra svarbi. Ją atsirinko mūsų žmonės, mūsų kolegos. Ir mes link to išsigryninimo ėjom 8 metus, nes šiandien šie metai yra 8 metai, kai mes apskritai veikiam su socialiais atsakingais projektais. Grąžos prasme, tai atsakymas taip pat yra natūralus. Nenoriu išvardyti ant tų formulių, kaip mes skaičiuojam, bet iš tikrųjų ne viskas yra gyvenime apie pinigus. Tai mes, kadangi esame socialiai atsakingas verslas ir mes galų gale atradom save kaip galimybę suderinti savo kaip verslo interesus ir visuomenės interesus, tai būtent dėl to mes ir esam šiandien čia. Nes mums ta tema yra svarbi ir mes palaikom ir palaikysim ir čia esame ilgam. Ačiū Jums, Vyteni. Jūsų dar ir asmeninė patirtis įdomi tuo, kad jūs buvęs mokytojas, reiktų suprasti, ar kaip čia dabar paaiškinkit? Nėra buvusių. Gerai, tai bet dirbote mokykloje. Tai papasakokit trumpai ir matyt, čia irgi vienas iš argumentų, kodėl jums tai svarbu, ar ne? Viskas prasidėjo paskutiniais studijų metais, lygiai taip pat kaip ir žmonės, kurie gali aplikuoti į šitą programą. Tuo atveju mane stipriai pastumėjo Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto mikroekonomikos dėstytoja Aušra Rastenienė ir tuo momentu labai aktyviai į savo veiklą įtraukinėjo naujus žmonės Junior Achievement programa į rinkos ekonomikos idėjų plėtimą Lietuvoje ir aš ėjau į dedikuotą programą, turbūt ganėtinai panašią, kokia yra čia, bet platesnė visų disciplinų mokytojo. Aš ėjau kaip ekonomikos mokytojo ir po to teko keletą metų dirbti ekonomikos mokytojui. Tai aš ir pats asmeniškai labai džiaugiuosi, kad tokia iniciatyva užgimė ir joje matau tikrai didelę prasmę, nes kai atsimenu save, pirmą kartą žengiant į klasę, tai problema buvo ne kreivės ir ne formulės, problema buvo pedagogo darbas. Kaip jautėtės, papasakokit, čia labai įdomu. Tai kaip, užsidėjau platesnės kelnes, kad nesimatytų drebantis kelienai. Tai taip ir jaučiaus, bet sakyčiau, diena po dienos, statydamas tą ryšį su moksleiviais, matydamas, kad jiem iš tikrųjų yra įdomu, kaip pateikiama ekonomika, turbūt labiau ne per vadovėlio, per gyvenimiškus pavyzdžius, jaučiaus vis komfortiškiau, bet tam reikia laiko. Tai kokie tie vaikai, Vyteni, kad tie, kurie galbūt rinksis programą, renkuosi mokytis ir ateitį savo sies su šituo išbandymu, ar ne, kad žinoti, tarkim, koks tas vaikas, apie kokį vaiką mes čia kalbam, kai mes kalbam, kad štai kiekvieną vaiką turi pasiekti mokytojas. Tai labai įvairus.
jeigu tai, kaip pasakyti, nėra kažkokia tai rinktinė klasė, reikia suprasti, kad mes turėsim statistinį Lietuvos vaiką. Ir čia turbūt ir yra sudėtingiausia užduotis. Aš puikiai atsimenu, kad mano mokyklos direktorius sakydavo, su gabiais vaikais visi mandri dirbti. Tai tie vaikai yra tikrai įvairūs, tiek savo gebėjimu įsisavinti informaciją, tiek apskritai savo motivacija ir kitais dalykais. Tai už tai pedagogo darbas tuom ir yra sunkus, kad su kiekvienu skirtingų moksleivio profilių tu turi bandyti mokėti atrasti tą bendrą kalbą. O esat savo atsakęs į klausimą, nežinau, ar įkėlėte, ko šiandieną labiausiai vaikui reikia? Geras klausimas. Aš manau, kad netikiu, kad kažkas pasikeitė per paskutinius 10 ar 20 metų, tiesą pasakius. Vaikas vis tiek, taip kaip mes darbe, taip vaikas savo trečdalį gyvenimo praleidžia mokykloje. Tai toj mokykloje jis turi jaustis kaip namuose, toj mokykloje jis turi jaustis, kad juo yra rūpinamasi, kad yra atliepiami jo poreikiai ir kiekvienas vaikas turi skirtingus tuos poreikius. Tai turbūt pedagogo didysis menas ir yra, kad skirtingų poreikių ir skirtingų motivacijų vaikai jaustųsi toje aplinkoje saugiai ir gerai. Ačiū Jums. Rytis, startuolių atstovas, ir štai startuolis nusprendžia bandyti keisti požiūrį į švietimą. Teisingai formuluoju turbūt, ar ne? Aš suprantu, kad tai yra jūsų toks ir asmeninis didžiulis tikslas, iš esmės keisti požiūrį į šitą ir problemą, ir sistemą. Kaip jūs visą tai matot ir kodėl? Tas pats klausimas kaip ir visiems. Kodėl švietimas? Taip sakant, kompleksinis klausimas, tai gal pirma dalis apskritai. Mes kaip kompanija galvom, kad Lietuva, mes visada sakom, mes neturim naudingų išteklių, bet mes turim vieną išteklių, tai yra protą. Žmonių protą, tik tai kaip kitus išteklius eksploatuoti reikalinga fabrikai, gamyklos, nafta, iškasenos ar panašus dalykai, taip gebėti įdarbinti protų išteklių irgi reikalingi specialistai. Ir mokytojas, mokykla yra ta terpė, kur iš tiesų iš mažo vaiko gali užugdyti brandžią asmenybę. Ir leisti mums kaip šaliai klestėti ateityje, gerai gyventi, kurti aukštos pridėtinės vertės paslaugas, eksportuoti jas. Tai visą tai, aš manau, yra labai svarbu. O kodėl? Tai, matot, mūsų organizacija yra tokia, kur mes turime tik aukštos kvalifikacijos specialistus ir išsilavinimas, arba gal netgi sakyčiau, ne tiek tas formalus išsilavinimas, ką kolega sakė, tas vaikui išskirtinumas, dėmesys, nesuštampavimas visų vaikų ant vieno kriterijaus ir visų žmonių tada, nes kas yra vaikas? Vaikas yra asmenybė, tiesiog šiuo metu jis dar yra mažas, jis ar jie, ne? Užaugs ir mes esam visi buvę vaikai. Ir dar truputį vaikai gal ir iki mirties, ne? Ypač kai kurie. Tai aiškiai, bet gebėjimas mokytis, išlaisvinimas visą gyvenimą, nes mes visą gyvenimą turime mokytis. Išlaisvinimas tų gerųjų savybių, kurių kiekvienas žmogus turi, tai yra tie labai svarbus dalykai. Ir aš manau, kad lietuviškai švietimo sistemoje dėja mes gyvenime per daug tik dėl egzaminų, tik dėl testų rezultato. Ir taip yra paruošta ta sistema, jinai dešimtmečius buvo taip konstruojama. Tie mokytojai, kuriuos citavote, kurių ten 50 kažkeli procentai yra link pensinio amžiaus, mes nebeturime turėti vilties, kad jie pasikeis, nes juos dešimtmečius mokė būti kitokiais ir jie susiformavo nuo pat savo vaikystės tokiomis asmenybėmis. Tai aš manau, kad tas šviežio kraujo įpūtimas į sistemą, kuri dėja yra sustabarėjusi, yra gyvybiškai svarbus. Renkuosi mokyti yra būtent tokia iniciatyva, kuri tą sistemą padeda įpūsti šviežio kraujo, ir tai kalbam ne tik tai apie jaunus žmonės, bet ir apie specialistus, kurie atranda galbūt savo pašaukimą arba jau galbūt yra pakankamai užsidirbę, užsitikrinę finansinį gerbuvį ir šiandien ieško gilesnės prasmės gyvenime. Tai aš manau, kad Renkuosi mokyti yra ta puikia iniciatyva, kur padeda tiem žmonėm prisidėti prie ateities Lietuvos gerovės. O kokią švietimo sistemą jūs įsivaizduojate, pagal atliepiant turbūt tam tikras kartų lūžis vyksta, ar ne?
tie mokytojai, kuriems yra virš 50, ar ten jau... Didžiulis lūžis, iš Taip, tiesų tai vyksta. tikrai tas jaučiasi ir čia turbūt negali niekaip jų smerkti už tam tikrus jų pasirinkimus, nes jie gyveno šiek tiek kitokiame laikotarpyje ir buvo kitaip. Dabar vėl po nepriklausomybės karta turbūt su kitokiais poreikiais ir čia tą dalyką reikia matyti irgi ne paskutiniai vietoje palikti, o suderinti. Ar mes gebam atpažinti ir ar gebam iš tiesų įvertinti štai visus tos faktorius, formuojant tą švietimo sistemą, kaip jūs galvojate. Čia beje visiems tas klausimas, kai atsakinėsite, čia labai įdomu jūsų požiūris. Manau, kad du aspektai, kurie yra ypatingai svarbus. Pirmas, tai iš tiesų mes gyvename istoriškai pirmą kartą unikaliomis aplinkybėmis, kai vyresnioji karta gali pasimokyti iš jaunimo. Anksčiau visada būdavo labai tradicinis šitas. Aš esu amatininkas, 50 metų savo, taip sakant, amatą glūdinau ir, žmogus, kuris 5 metus daro kažką arba 2 metus darė kažką, niekaip negali būti geresnis už mane. Ne? Šiandien mes absoliučiai yra pasikeitusi visuomenės santykis, kad, 50-metį ten tėtį, mamą mokytoja, 12-metis ar 10-metis greičiausiai gali pamokyti, kaip naudotis mobiliu telefonu, kaip naudotis kompiuteriu ir panašiai. Niekada žmonijos istorijoje taip nebuvo. Ir tai yra absoliučiai persiformuoja santykis tarp žmonių. Reiškia, vyresnis, jaunesnis žmogus. Ir švietimo sistema vis dar veikia tuo pačiu principu, kad, vyresnis visada turi ką pamokyti jaunesnį. Ir tai nėra dvipusis mainų ryšys. Tai manau, čia yra pirma dalis, kad iš tiesų ta švietimo sistema turi keistis į tokią, kad tai yra dvipusis mainų ryšys santykio. Ir tas vyresnis žmogus, jisai turi didesnę brandą, didesnį gebėjimą mokytis, jis turi būti tiesiog pagalbininkas, kuris padeda tam jaunam žmogui mokytis, siekti savo tikslų tų, kurie jam patinka. Antra dalis, kurią aš labai tikiu ir manau, kad tai yra apskritai globaliai švietimo ateitis, tai iš tiesų susijusi su pirma, tai yra individualizuotas švietimas. Nėra gabių arba negabių žmonių. Yra kažkam gabus ir kažkam negabus. Ir dabartinė švietimo sistema, ką jinai daro, jinai visus vidurkina. Aiškiai, jeigu aš esu labai gabus matematikoje, man neleidžia pasireikšti mano gabumų, nes aš turiu, neišsišokti. Tai palauk, dar 29 kiti vaikai netaip gerai varo kaip tu, tai tu matematika, man atrodo, apskritai demonizuota pas mus yra kažkuria prasme. Nesvarbu, bet kokį dalyką visi paimkime. turi mokėti matematiką, nes jeigu kažkur nepasiseka, tai viskas tada jau blogai. Finansų vadovas pritarė tam, prireikia. Nesvarbu, kokį dalyką mes paimtume mane, bet tas vaikas, kuris yra labai gabus, jis yra, reiškia, šiek tiek nužeminimas, nes, palauk, tai 20, ten dar 32 kiti tavo klasiokai, dar, ne taip gerai varo kaip tu, tai tu pasidėk, ne? Ir tai demotyvuoja tą gabų vaiką, bet tas pats vaikas galbūt, reiškia, kitam dalykė, kalbo, lietuvių kalba jam, nesiseka, nors tu ką, ir kas ten yra, ir ten jis, reiškia, gauna dvetus, jis ar jie, ne, yra vėlgi demotyvuojamas. Tu esi kvailas, kvaila, tu nieko nesugebi ir visą kitą. O kitoj vietoje galbūt mes genijus užlugdom. Tai manau, kad, reiškia, tas individualizuotas švietimas, kur iš tiesų kiekvienas per skirtingus dalykus gali mokyti savo greičiu, aš manau, kad tai yra ateitis. Ačiū Jums. Ir taip, ir mano kompiuteris jau veikia. Pauliau, tai pirmiausia apie INVL sprendimą paremti šią programą ir štai ką ir Ryčio klausiau, irgi labai įdomus jūsų tiesiog matymas, aš po to dar ir grįšiu prie Sergejaus su to pačiu klausimu, kaip ta švietimo sistema turėtų atrodyti. Čia irgi labai svarbu, kai mes kalbam apie naujų žmonių pritraukimą į ją, ar ne, ir štai programa Renkuosi mokyti, irgi ir pačiai programai labai svarbu, kaip į kokią aplinką, į kokį modelį pritraukti šitą naują žmogų. Prašau, Pauliau. Tai ačiū labai. Pirmiausia, didelė privilegija čia būti ir diskutuoti apie dalykus, kurie, mano galva, be galo svarbus mums visiems. Pirmiausia, gal nuo grąžos, tai mes esam investicijų grupė, 30 metų sėkmingai investuojam į verslus ir puikiai suprantam, kad tai yra ta turto klasė pati vertingiausia. Tai yra Lietuvai, mums visiems yra svarbu turėti žmonės, turėti perspektyvą, degančias akis, kūrenčius, nuolat tobulėjančius, augančius. Tai tokios visuomenės mes norim ir čia labai akivaizdi grąža ilgalaikė, kurią tu gauni dalyvaudamas šitoje programoje. Ir vertybiškai su programos autoriais, vedančiaisiais tikrai sutampa vertybės, aš manau, ir
tos problemos, kurios buvo išdėstytos, ta problematika neramina. Ir turbūt nesusilaikysiu įkvėptas Vytenio ir asmeninę patirtim pasidalinti, tai aš augau su mokytoju, istorijos mokytoju, mano galva Valentinas Eismantas geriausias istorijos mokytojas visų laikų. Ir tokio kebliojo padėty buvau paauglystėje, jis ir mokyklos direktorius buvo, tai nėra gal patogiausia padėtis paaugliui, bet už ką aš jam visą gyvenimą dėkingas, tai galbūt ne už tas žinias, nes, kaip sako, žinių su šaukštu per galvą neįdėsi, neįkrausi, bet už tą įkvėpimo motivaciją, tai yra, kai yra laikas, ne per dažnai, bet tas spyris į užpakalį ir tas pakoregavimas, kas yra svarbu, kas mažiau svarbu gyvenime, tikrai mane pastumėjo daryti dalykus ir domėtis tais dalykais, kurie yra svarbus. Ir turbūt ir esu čia, kur esu dėka to. Tai. Jeigu dar trumpai, Pauliau, apie tai, kaip jūs įsivaizduojate tą švietimo sistemą ateityje? Tai aš sakyčiau, čia irgi esminis klausimas turbūt ne kiekybė, o kokybė. Ar ne, tai va tas žinių trūkumas yra vienas aspektas turbūt, bet pagrindinis aspektas, aš turiu paauglį namie, dar ne paauglį, gal 12 metį, kuris mane beje mokina, kaip naudotis tais prietaisais. Jau dabar gaunu iš jo žinių, bet sukonkuruoti su prietaisais, tais ekranais, mažiukais ar dideliais, mokyklai yra be galo sunku, tėvams yra be galo sunku, nes tie dalykai labai stimuliuoja smegenis ir ko gero reiktų labai rimtai pagalvoti, kaip mes prieinam prie tų žinių pateikimo ir motivacijos. Taip, ačiū. Dar tada Sergejaus ir Vaido noriu tą patį klausimą, kadangi jums neuždaviau apie tą ateities švietimo sistemą, tai pasidalinkit savo mintimis, kaip jūs matytumėt, ir tada jau lauksiu klausimų ir Emilės apibendrinimo. Ja, tai aš truputį tokią paralelę su verslu, ne? Tai mes kažkodėl versle galvojam, kad universalių žmonių nėra. Arba jeigu pas mus ateina ir žmogus ir sako, aš moku viską, tai jis tiesiog netinka. Dėl to, kad taip nėra. Tai aš visiškai pritariu tam individualiam mokymuisi, nes visi mes esame skirtingi, mes visi turim savo atskirą genijų viduje, tik tais jį reikia sugebėti atskleisti. Tai antras dalykas, ko labai tikiu ir ką mes labai praktikuojam pas save viduje, tai mes mokame žmonės mokytis. Nes kažkodėl atrodo, kad yra mokytojas, juos reikia išmokinti, kaip reikia mokyti, o tada visa kita natūraliai gausis. Tai tas nesigauna, ta prasme. Tai aš galvoju, kad tas asmeninis įtraukimas ir tas nuolatinis noras truputį daryti daugiau ir praplėsti akiratį plačiau ir studijuoti ir mokytis, tai aš to labai tikiu. Tai jeigu taip apibendrinant, ką pasakiau, tai aš labai visada žaviuosi iš savo vaikų ir jie iš tiesų mus moko, kaip reikia mokytis. Jie yra iniciatyvūs, jie patys dalyvauja visokiose socialinėse programuose, jie dalyvauja programuose, kur padeda mokytojus integruoti ir su jais diskutuoja ir eina, ir jie yra drąsūs. Tai man labiausiai ko nesinorėtų, kad mokytojai su savas, kaip pavadinti jos, jau nebe šiuolaikiškais veiklos standartais, tos vaikus tiesiog visus, kaip čia, taip teisingai įsireikšti, sodintų į tą vietą, kur mes buvom pripratę visada būti ir kad neatskleistų jų kaip asmenybę. O visa kita, tai aš galvoju, kad mūsų yra ir rolė tam tikrą prasme, kad rodyti savo pavyzdžių, kad galima vystytis, galima kurti. Lietuva yra labai maža šalis, reikia mąstyti plačiau, reikia mąstyti globaliau, o ne investuoti į gražius pastatus, infrastruktūrą ir geras technologijas, jeigu nėra pagrindo, kas lemia, nes ne tai veža. Tai toks būtų atsakymas. Ačiū Jums, Sergejau. Ir Vytenis, prašau jūsų kokią viziją matote švietime. Tai šitoj vietoj aš struktūriškai bandau prieiti prie klausimų ir man labai patinka koncepcija, su kuria prieina prie kai kurių klausimų profesorius Raimondas Kuodis. Tai kokia visgi yra tikslo funkcija? Ką mes čia norim pasiekti? Mano nuomonė tema, apie kurią šnekam, yra įrankis. Kai kalbam apie tikslo funkciją, tai turbūt lygties kairiai pusėje visgi yra vaikai, vaikų išsilavinimas, visuomenės išsilavinimas, ar ne? Dešiniai pusėje tada jau yra įvairūs kintamieji, kurie
padaro kairę pusę, kuo įmanoma aukštesniam lygiui. Tai šiandien mes turbūt kalbam apie vieną iš tos funkcijos kintamųjų, kuris turbūt turi didžiausią svorį. Ir šitoj vietoj ir turėtumėm galvoti, kaip tą kintamąjį turinti didžiausią svorį. Mes A, užtikrinam, kad jį turim, bet B, užtikrinam, kad jisai yra kokybiškas. Turėjimas iš savęs nėra gėris. Klausimas dar, ką turi, ar ne? Jeigu taip tokį labai paprastą pavyzdį sakyti, tai turbūt Kinijos lengvaatlečių rinktinė daug medalių laimi dėl to, kad iš kiekio kažkas tai atsiranda, ar ne? Tai čia vėlgi įputimas naujų žmonių į tą švietimo sistemą įgalins mus atrasti tuos perlus, kurie gebės perteikti savo žinias per savo motivaciją ir patirtį, žinias perduoti tiem žmonėm, dėl kurių visa tai yra daroma. Ir turbūt antras dalykas švietimo sistemoje, kuris galbūt yra šalia to, apie ką mes šnekam šiandien, tai yra visgi, ko mes norim mokyti tuos vaikus. Neatsimenu kas, bet labai gerai pasakė, aš nemoku apsiskaičiuoti, kiek aš mokėsiu banko įmokos už būsto paskolą, bet užtat puikiai žinau, kurioje vietoje parabolė kirs Y ašį. Tai manau, čia toks daug pasakantis pavyzdys, tai aš linkėčiau judėti ir tą kryptim, kad visgi mūsų švietimo sistema atlieptų tai, ko iš tikrųjų žmonėm reikia. Ačiū Jums, Vyteni. Taip, klausimus visų 4 įmonių atstovams galėsite toj pat užduoti, pasigalvokite, prašau. Dabar noriu dar pakviesti Emilę, kuri dar tokį apibendrinantį žodį pasakys ir tokį trumpą galbūt kvietimą dar įgarsins. Aš manau, jūs galite sėsti čia į vidurį ir beveik lyčių lygybė bus. Ne visai, bet taip. Ačiū labai. Tai šių įmonių parama mes esame labai dėkingi šioms įmonėms, nes būtent jų dėka mes galime užtikrinti savo gyvavimą ir beveik surinkti visą 2 metų biudžetą, kas leis mums jau šiemet surinkti, kviesti, motyvuotų žmonės ateiti į mūsų programą. Nepaisant to, mes labai ieškome šiuo metu dar 5 pagrindinio rėmėjo, kuris mums leistų tikrai nenutrūkstamą šią veiklą tęsti. O kuriame žemėlapį, kalbame apie mokytojų poreikį tam, kad galėtume didinti savo poveikį. O didinti savo poveikį mes norime ruošiant daugiau mokytojų. Tai kviečiame lankytis mūsų internetinėje svetainėje, sekti žemėlapio naujienas ir įmonės, kurias norėtų remti mokytojus būtent savo regione, pritraukti motyvuotų žmonės ateiti į mokyklas savo apskrityse. Kviečiame kontaktuoti su mumis ir didinti šį poveikį. Taip pat labai kviečiame kiekvieną žmogų, taip pat didinti šį poveikį. Kiekvienas gali prisidėti aukok.lt portale skirdamas paramą. Ir kilus bet kokiem klausimams apie mūsų programą, apie mokytojų poreikio žemėlapį, labai kviečiame visus susisiekti, atsakysime į visus neaiškumus ir labai norime tiesiog didinti savo poveikį bei pritraukti į mokyklas motyvuotus, entuziastingus žmonės. Ačiū Jums, Emilė. Iš tiesų ir prisidedu asmeniškai prie šito raginimo ir gal ir net pasvarstysiu dėl to sudalyvavimo. Dar mėnesį turiu ar pakeisti savo profesiją iš esmės ir gyvenimo kelią, bet kodėlgi ne. Dabar laukčiau klausimų, jeigu jų turėtumėt, visiems, kurie dalyvavo šitoj spaudos konferencijoje. Aida, aš gal tik prieisiu su mikrofonu, toj sekundę. Gerai, padėkit man truputį. Iš esmės, norėčiau paklausti verslo atstovų, jūs kaip ir atsakėt iš dalies tą klausimą, bet gal galėtumėt konkretizuoti, ar jūs patys galėtumėt ir norėtumėte būti mokytojais? Tai vieną jau turim, kuris jau pasidalino asmeninę patirtimi, taip, kitų dar ne. Jo, tai aš atsakysiu gal į tą klausimą. Matot, man žodis būti mokytoju nėra tik tais apie darbą mokykloje. Aš pats asmeniškai labai aktyviai dalyvauju skirtingose programuose, kur padedam jaunimui integruotis į verslą, kur padedam kitiem kolegam dalyvauti, dalyvaujam skirtingose tematikose, kur galime padėti kažkom, ta prasme.
Tai žodis mokyti tai nėra, aš jį žiūriu labai plačiai. Tai asmeniškai, vienreikšmiškai taip. Ir jeigu turi ką duoti, tai reikia duoti. O jeigu galvoji, kad neturi ką duoti, tai pagalvoji dar kartą ir tada dar kartą duodi. Tai va tokia filosofija mes vedami, žinokit, ir mes galvojam, kad taip, reikia mokyti. Vytenė, jūs jau kaip ir papasakojot savo patirtį, bet gal dar keletą minučių? Aš truputį gal pridėsiu, pritariu Sergejui, kad mokymas yra labai plati savoka. Girtekoj pas mus mokymosi genas yra labai gajus. Mes turim mantrą Girtekoj, kad darbuotojas turi augti greičiau negu auga įmonė. Ir šitoj vietoj tikrai daug diskutuojam ir vadovų komandai, kaip mes tuos ugdysim savo darbuotojus, kaip mūsų vadovai toliau jau turi ugdyti kitus darbuotojus. Ir šitoj vietoje aš tikrai skatinčiau žiūrėti plačiau ir pačias organizacijas. Mokymas nesibaigia mokykloje ar universitete. O jeigu grįžtant turbūt prie esmės klausimo, tai kalbant asmeniškai, tai ta tema tikrai yra įdomi, tik tais savaime aišku, viską reikia derinti. Pats neseniai grįžau iš mokslų ir žaviuosi, kai profesoriai sugeba kalbėti nūdienų realijom, sugeba būti vienu metu ir versle, ir ekonomikoje, ir tuo pačiu tas žinias per akademinę prizmę perduoti moksleiviams, sakykime. Ačiū, Ryti, prašau. Negalėčiau. Tiesiai šviesiai. Neturiu kantrybės. Tai neturiu savybių tam reikalingų ir mokytojo dirbti su vaikais, ne, ką kolegos čia sakė, taip su suaugusiais panašiai, bet dirbti su ten 20 kažkeliais, namie 2 sūnus turim, 7-metį ir 2-metį, tai jeigu būtų 30 tokių, ne. Bet gal labai asmeniškai čia vertinate, klausykit, jie užaugs kada nors tikrai. Jie nuostabus vaikai, jie yra nuostabus vaikai, aš juos labai myliu, jie yra puikus vaikai, geriausi pasaulyje. Bet ačiū už sąžiningumą. Taip, bet tiesiog aš manau, kad tai yra labai sunkus darbas ir kiekvienam darbui reikalingi žmonės su tam tikrom savybėm asmeniniam ir aš manau, kad aš neturiu tų savybių, kurios padarytų iš manęs gerą mokytoją. Ačiū, Ryte. Taip, ir Paulius, prašau. Aš sąžiningai turbūt perspektyvoje esu net atidaręs temą su Daliu Misiūnu ASM-o, bet pribręsiu, turbūt bus etapas, kai aš norėsiu pasidalinti žiniomis apie finansų rinkas, apie ekonomiką, bet aš gal papildyčiau kolegą, kad tai yra toks dvipusis eismas, tai mokytis ir mokyti, tai nuolat kiekvieną dieną mokinuosi iš sūnaus 12-mečio ar 3 metų, stengiuosi jį mokyti ir turbūt kasdienybė yra mūsų vieni kitus mokinti. Ačiū Jums. Mane vienas iki pakvietė, man atrodo, pas gal kokius 5-tokus papasakoti apie žurnalistiką. Tai taip nesu dar prakaitavusi, tiesą pasakius. Nebuvau aš ten mokytoja, bet vis tiek, kai mes kalbam apie ko vaikai tikisi ir aš galvoju, ką aš jiems galiu pasakyti, kaip man dabar tą savo sudėtingą profesiją ir kasdieninį darbą išaiškinti tą vaikišką kalbą. Sugalvojau žaidimą. Tai tikrai labai įdomu buvo. Bet yra čia tame iššūkių didelių ir man atrodo visi, jeigu mes ten atsidurtume mokyklai bent vienai dienai mokykloje, tame mokytojo vaidmenyje, tai turėtume nemenką iššūkį. Bet tai nereiškia, kad nereikia pabandyti ir jau baigdama šitą spaudos konferenciją dar kartą noriu priminti, kad programa Renkuosi mokyti visiškai netrukus pateiks šaukimą į atranką, tai tiesiog reikia sekti informaciją ir socialiniuose tinkluose, ir interneto svetainėje. Aš dėkoju visiems, kurie buvote šiandieną čia. Jeigu dar kils kokių klausimų visiems konferencijos dalyviams, tai aš manau, galite betarpiškai pabendrauti. Linkiu gražios dienos. Ačiū.